Šarminė Akvilės vandens pertraukėlė. Televizijos minutės pertraukėlė. Ajajaj! Richard Lomaš! 3-point shot! Oh my. Šiaip aš gražiai atrodau šiandien. Nepaisant šitos sušaudytos kaktos. Oh my god! Martynas Bancevičius ir Arnas Velička! Triukšmo! Run, boy! Run! Ai, nu, seni. Koks stogas. Vidurnas. Stogas koks. Tarolis taip ramiai išbėga, seni. Eik, na. Oh my god, look at Amazing. Dolce, ne! Kokie Taigi, Aš tau mojavau į kamerą, jeigu neįdėsi, tik toką pizdą. aš nežinau, aš kažką... Aš tiesiog mojavau. Būnas visai pagrindiniai. Tai dar prašau, čia prie logotipo. Mes atidirminėjame reklamą. Reikia tai. Visi tai daro lygą, mes. Važiuojam! Let's go, guys, let's go! Labas auksinis jaunimas, jūs dabar turbūt klausite savęs, ką per velnę aš čia dabar žiūrėjau, tai atsakymas labai paprastas. Jūs matėte labai daug manęs krepšinyje ir vieną geriausių streamerių Lietuvoje svarbiausia daryti. Žiūrėdami tai, jūs turbūt iš karto pagalvojate, šiandien tokie patys emocijų video, kokie buvo praeitą sezoną ir jūs esate teisūs. Apie tai dabar ir pakalbėkime. Nusikelkime laiku į 2024 m. rugsėjo 27 d. Tai buvo pirmosios Neptūno namų rungtynės su Bilbao ekipa, kai aš nusprendžiau, kad blemba, gal visai nebloga idėja būtų save filmuoti, kadangi esu pakankamai ekspresyviai reaguojantis į krepšinio epizodus žmogus, paskui pridėti rungtynių epizodus, kad žmonės žinotų, į ką aš reaguoju ir pažiūrėti, ar žmonėms tai patiks. Ir blemba, jums patiko. Patiko ir man. Gauti tų rungtynių vaizdo įrašą buvo pakankamai paprasta, kadangi YouTube platforma transliavo jas, tačiau nežinodamas taisyklių išsikasiau savo duobę, apie kurią pakalbėsiu šiek tiek vėliau. O dabar keliaukime į tų metų rugsėjo 29 dieną, kuomet įvyko pirmosios Neptūno namų rungtynės, kuriuose mes priėmėme Jonavos ekipą. Tų rungtynių metu aš nusprendžiau padaryti tą patį ir po rungtynių aš paklausiau Neptūno atstovų, klausykit, o iš kur jūs gaunate rungtynių įrašą? Tuo metu ir aš negalvojau, kad aš visą sezoną darysiu tai ir spėju, kad ir Neptūno atstovai turbūt galvojo, kad šiaip gal ir neblogas turinys, pasidalinsim, kažkas naujo ir davė man prisijungimą prie duomenų bazės. Prisijungimus prie duomenų bazės turi visi Lietuvos krepšinio lygos klubai. Jie yra skirti, kad klubas sukurtų kažkokį highlight video arba skautingui ar panašiems dalykams. Po tų rungtynių sukūręs video ir kėlęs juos į internetą, Instagramą, Facebooką, socialinės medijas, pamačiau, kad žmonėms šiaip labai patinka visai, ką aš čia darau, tai yra kažkas naujo, Neptūnas taip pat pasidalina, įsideda pas save į Facebooką ar Instagramą ir aš nusprendžiau tai tęsti ir toliau. Kiekvienose rungtynėse aš filmavau save, po kiekvienų rungtynių jūs matydavote tas emocijų karuseles, džiaugiamės, liūdim, pykstam, rėkiam, verkiam, laimim ar pralaimim. Visos šios mano prakalbos metu nepamirškime esminio dalyko. Aš nežinojau taisyklių. Visą sezoną kūriau tos video prisijungdamas prie tos duomenų bazės ir net nepagalvodamas apie kitus dalykus. Klaipėdos Neptūno atstovų čia kaltinti mes negalim, nes jie tikrai turi svarbesnių reikalų sezono metu, nei dabar prižiūrėti ir stebėti, ką daro jų pranešėjas. Tada sezonas atėjo beveik į pabaigą, Klaipėdos Neptūnas pateko į atkrintamąsias, kuriuose mūsų laukia Kauno Žalgiris prieš paskutinėsias rungtynes su Kauno Žalgiriu, kurios vyko Klaipėdoje. Klaipėdos Neptūno atstovas gavo skambutį iš Lietuvos krepšinio lygos, kadangi visai neseniai buvo pasirodęs vaizdo įrašas internete, kuriame aš iš Švyturio arenos išvarau žmogų, nes apsauga nesudirbo. Gerai, aš nežinau, kiek tai yra mano kompetencija. Tas žmogus, kuris buvo įbėgęs į aikštelę lauk iš rungtynių.
Su visa derama pagarba, netęsim rungtynių, kol šitas žmogus bus aikštelėje. Kam sauginį veikia? Ir taip tai yra populiariausias mano vaizdo įrašas ir turbūt nieko nuostabaus, kad tą vaizdo įrašą matė krepšinio pasaulio atstovai ir su tuo vaizdo įrašu aš patekau į Lietuvos krepšinio lygos radarą. Tada prieš atkrintamųjų rungtynes su Kauno Žalgiriu Klaipėdoje, Klaipėdos Neptūno atstovas gavo skambutį iš Lietuvos krepšinio lygos su klausimu, iš kur jūsų pranešėjas gauna prisijungimą prie duomenų bazės. Pokalbis mano žiniomis buvo tvarkingas, Klaipėdos Neptūnas pasakė, jog davė prisijungimą dėl šito tipažo vaizdo įrašų ir iš Lietuvos krepšinio lygos buvo pasakyta, kad tokiam dalykui šiaip reikėtų leidimo. Tada aš gavau leidimą tose rungtynėse su Kauno Žalgiriu dar padaryti tas savo emocijų karuseles, bet trumpai, tai prieš sezoną turim susiskambinti, apsitarti, pasikalbėti, kas galima, ko negalima, leidimai ir panašiai. Viskas ok. Aš net prieš Kauno Žalgirį paskutinėsias rungtynes nebekėliau tų visų emocijų vien dėl to, nes ir pačiam į galvą atėjo, kad durnelį, tu neturi jokio leidimo. Aš galvojau, kad Neptūno leidimas prisijungti prie duomenų bazės yra pakankamas leidimas, kad aš galėčiau tuo naudotis, bet taip nėra. Tai žodžiu, buvo sutarta, kad susiskambinsime prieš jau šio sezono pradžią ir apsitarsime visas detalės ir išsiaiškinsime, kas, kaip, kur, kodėl ir sudėsime visus taškus ant i. Tai praeitą pirmadienį aš susiskambinau su Lietuvos krepšinio lygos atstovu ir man reikėjo papasakoti, kaip aš kur naudoju, kodėl ir panašiai atsakyti į klausimus. Tai aš pasakiau, kad aš filmuoju save, sureaguoju kažkokį dėjimą, perimtą kamuolį, gražų perdavimą ir tada pasiėmu iš duomenų bazės rungtynių įrašą ir aš sukarpau, kad žmonės matytų, į ką aš sureaguoju. Tada man pasakė, kad, šiaip nebuvo galima imti tų vaizdo įrašų, bet dabar jau yra žala padaryta. Tuomet keliavome prie kito klausimo. Lietuvos krepšinio lygos atstovas sakė, jog matė, jog aš TikTok'e dariau gyvą transliaciją, kurioje mes žiūrėjom krepšinį, tie, kurie buvo, tai ačiū, kad buvot. Ir klausė, ar aš transliavau visas rungtynes. Neturiu ko slėpti. Sako, šiaip čia yra autorių teisų pažeidimas. Sakau, blemba, vis tiek dabar kalbam, aš nežinojau, bet man paaiškinkit. Aš sakau, ir aš esu pakartojęs per gyvą transliaciją, kad, aš taip liktai žinau, bet aš nežinojau. Jeigu tu retransliuoji GO3 ar Telia, kas yra mokamas turinys ir tu parodai kažkam, kas žiūri per TikTok'ą ir nemoka už tai pinigų, aš matau čia pažeidimą ir kažkokį interesų konfliktą, bet sakau, aš transliavau per Baltijos televiziją. Sakau, aš suvokiu, kad kiekvienas, kas turim elektroninę priemonę, mes turim Baltijos televizijos prieigą. Tai ar tai vis tiek skaitosi negerai? Taip, negalima taip. Sakau, viskas gerai, nebebus, nebedarysiu. Tada išgirdau trečią klausimą. Ar aš esu Klaipėdos Neptūno darbuotojas, tai yra įdarbintas pagal oficialią darbo sutartį? Atsakiau, jog ne. Esu freelanceris, dirbantis pagal verslo liudijimą Klaipėdos Neptūno klube, tai esu, žodžiu, samdomas darbuotojas, bet darbo sutarties mes jokios neturim. Išgirdau atsakymą, supratau. Sakau, ką man reikėtų dabar daryti, jeigu aš noriu gauti tą prieimą prie duomenų bazės ir kurti šitos vaizdo įrašus. Išgirdau atsakymą, jog Klaipėdos Neptūnas turi parašyti oficialų laišką į Lietuvos krepšinio lygą su prašymu suteikti prieigą prie duomenų bazės ne mūsų darbuotojui, bet Klaipėdos Neptūno klubui dirbančiam žmogui, dirbančiam pagal verslo liudijimą ir taip toliau, kurti šito tipažo vaizdo įrašams. Tai yra puikiai jums žinomos emocijų karuselės. Sakau, ir viskas? Taip, ir viskas. Pokalbis baigėsi čia. Paskambinu Klaipėdos Neptūno atstovui ir sakau, klausyk, yra tokia situacija, aš pakalbėjau su šito žmogumi, man pasakė, kad reikia padaryti taip, ar yra įmanoma tokia galimybė, kad jūs išsiųstumėt laišką, kad aš galėčiau kurti ir toliau tuos vaizdo įrašus. Neptūnas yra superinis klubas. Jie pasakė taip, laiškas buvo išsiųstas ir vėliau penktadienį gavau atsakymą, nors ką aš dabar bandau mintinai prisiminti. Žodžiu, kad dėkojame, prašymą gavome, išnagrinėję prašymą, turime konstatuoti, kad negalime jo patenkinti dėl toliau išvardintų priežasčių. Tai emocijų karuselės šito tipažo video, nenorėčiau sakyti, kad gal jau su visam, bet bent jau kažkurį ilgą, ar nežinau kokios trukmės laiką nebus, nes aš nesu Neptūno krepšinio klubo darbuotojas, tai yra įdarbintas pagal oficialią sutartį, kas iš pradžių atrodė, kad gal ir nėra problema. Be to, kiek mums žinoma, praėjusiais metais Jonas Lukauskas LKL organizuojamų rungtynių vaizdo įrašus naudojo nelegaliai savo asmeninio turinio kūrimui, kuris niekaip nebuvo susijęs su Neptūno klubo komunikacijos kanalais. Tai čia turime omeny, kad dar pradžioje sezono Neptūnas įsidėdavo mano kažkokį video pas save istoriją, aš visada užtagindavau ir mes kažkaip taip pat darėm, bet aš suprantu, Neptūno tikslas yra krepšinis, o ne pranešėjas. Dėl to jie nebesidalino tais vaizdo įrašais, aš nepikau, mums nei vienam nebuvo kažkas blogai dėl to. Bet kaip ir primenu, priėjimas prie duomenų bazės ir visi tie rungtynių vaizdo įrašai yra skirti pačiam klubui, highlightai, gražus epizodai, skautingas ir kiti dalykai. Ne pranešėjui. Tada laiškai dar pridėta dar daugiau, Lukauskas savo asmeninio turinio kūrimui naudojo pilnus organizuojamų rungtynių vaizdo įrašus, tai yra savo socialinio turinio kanale retransliuodamas pilnus rungtynių vaizdo įrašus, kas apskritai yra autorinių transliacijos teisių pažeidimas. Ir aš dabar sėdžiu čia, kad pasakyčiau, jog taip, pagal
įstatymą, pagal taisyklės aš esu kaltas. Aš nežinojau, kad man reikia Lietuvos krepšinio lygos leidimo, aš galvojau, kad man davė Neptūnas, tai turbūt čia pakankamai yra to leidimo. Aš nežinojau, kad tu negali ir BTV transliuoti, nepaisant to, jog tai yra nemokama televizija, tai nėra GO3 ar Telija. Aš nežinojau, bet tai neatleidžia nuo atsakomybės. Pats to nežinodamas, bet, tai pats durnas, kad nežinai, tai ką aš galiu pasakyti. Ir jeigu jūs dabar sėdite ir galvojate, kažką iš čia mala, tai aš turbūt jūsų vietoje galvočiau lygiai tą patį, bet tokia yra ta realybė, taigi visiems tiems, kurie laukia šio sezono emocijų karuselių, tai jų dabar nebus, arba jos bus tokiu pavidalu, kaip matėte pačioje pradžioje. Bet jeigu jūs galvojate, kad negaudamas prieimo prie duomenų bazės, aš dabar čia ir sustosiu, tai pagalvokit dar kartelį. Šį sezoną esu paruošęs naują turinio vienetą, kadangi emocijų nebebus, galbūt kažkaip sugalvosime, kaip jas kitaip imponuoti. Tačiau jau nuo spalio 13 dienos mes pradėsime naują laidą pavadinimu Kažką pamakaluojam, tai bus trumpa laida apie krepšinį ir apie žmonės. Joje mes užduosime klausimus krepšininkams įvairiausiomis temomis, kalbinsime ir žmonės, ką jie galvoja dėl tam tikrų dalykų. Žodžiu, manau, kad bus labai geras kartą į savaitę laiko praleidimas jums. O dabar palieku su tokiu, blemba, kaip čia dabar reikėtų vardinti, ką jūs čia dabar matysit. Žodžiu, mano planas buvo, kad aš dar 27 dieną rungtynes su Žalgiriu filmuosiu ir darysiu emocijų karuselės, o nuo spalio 7 dienos mes darysim Kažką pamakaluojam ir jau kontentas pasikeis, plus paliekant ir emocijų karuselės. Emocijų karuselėms aš leidimo nebegavau, dėl to aš nuo penktadienio iki šeštadienio rungtynių pradėjau vartytis iš gaidžio ir pradėjau galvoti, tai ką man reikia dabar daryti, kad Instagramas ir Facebookas nebebūtų tuščias, nebebūtų ten ta sausra. Tai aš nusprendžiau, kad blemba, tai gal reikėtų dabar pradėti filmuoti Kažką pamakaluojam, nepaisant to, kad nėra nei operatoriaus, nėra nei daiktų pasiruošta, nei nieko, net nežinau, ką klausti, ką daryti, nieko nežinau, bet galvoju, tai žinai, svarbiausia bandyti yra. Tai žodžiu, paklausinėjom žmonių apie tai, ką jie galvoja apie minutės pertraukėlės mūsų naujasias, ką jie atiduotų iš savęs, kad Neptūnas laimėtų Eurocupą šį sezoną ir visus kitus dalykus. Tai čia toks trumpas intro į tai, kas jūsų laukia šį ateinantį sezoną. Aišku, tikėsimės daryti profesionaliau nei tai, ką pamatysite dabar, bet, turbūt čia tai išpažinti ir paliksim. Žinai, pats prisišyki, pats ir srėpk. Tai jeigu jau nebėra, tai ir nebėra. Kaip mano moteris pasakė, žiūrėk, užsidarė vienos duris, atsidarys kitos. Tai atidarinėjom dabar tas kitas duris. Tai turbūt tiek. Įvertinkit, pažiūrėkit. Kaip dabar reikia įvardinti? Kaip reikia įvardinti? Ko vardu? Ivan. Ivanas, kas nežinot, yra praeito sezono žvaigždė pametęs telefoną. Radimų grybų, radom telefoną priklausantį žmogui vardu Ivanas. Ivanai, prašom ateiti prie sekretariato ir atsiimti savo telefoną. Labai dėkoju. Va čia buvo gražus žmonių gestas, kurie ėjo, pamatė, kad filmuoja ir pasitraukė. Ačiū jums. Nevėžis yra tik nevėžis. Žinot, kaip šį sezoną jau vadinsis mūsų vandens pertraukėlės? Taip. Šarminė. Akvilės vandens pertraukėlė. Kas yra labiau tikėtina? Kad kitą sezoną turėsim naują vandenį rėmėją. Tarkim, Neptūnas, Vytautas ar dar kažkas, ar kad Seimas priims gerą įstatymą? Greičiausia vandenį. Vandenį. Ačiū labai. Gerų rungtynių. Tai Neptūnas antras šis metais. Pirmas. Nu, ateikit. Čia draugas, įsidirbinėja, nekalba. Sveiki, kuo vardu? Povilas. Povilai, labai malonu. Porą klausimų. Žinot, kaip šiais metais šį sezoną vadinsis mūsų vandens pertraukėlės? Labai juokingai atsimenu. Jeigu su jūsų pagalba Neptūnas šį sezoną laimėtų Eurocupą. Didelis pasiekimas. Didelė svajonė. Kiek metų sutiktumėte tapti veganu? Be šansų, kad aš būčiau veganu. Tada Neptūnas nelaimėjo Eurocupą. Metų? Tai jau tada metus pakentėčiau. Metus pabūtumėt dėl Neptūno tos pergalės Eurocupą. Sugalvojau, einam. Gerai, dabar mes esam su didžiu žmogumi vardu. Mindaugai, kalbam apie LKL žodžių startą, pirmos namų rungtynės. Ar girdėjai, kaip vadinsi šį sezoną mūsų minutės pertraukėlės? Girdėjau. Girdėjai? Gerai, ką galvoji apie tai, kad už užpritą sezoną buvo tiesiog tvarkingai? Minutės pertraukėlė. Visi supranta. Užpernai buvo. Užpernai, marot. Pernai pradėjo tas Akvilė, buvo pernai kitokia minutės pertraukėlė. O užpernai buvo dar normali taimautai buvo. Prieš rungtynes aš domėjausi, kada paskutinį kartą Lietuvos krepšinio lygoje buvo tiesiog paprasta minutės pertraukėlė, bet galvojau, gal Mindaugas žino kažką daugiau. Tačiau ne.
Mano turimais duomenimis 2022-2023 sezone mes turėjome paprastą minutės pertraukėlę, amžiną atilsį duokę į viešpatie, o jau nuo 2023 mes turėjome uniką vandens pertraukėlę. O tai reiškia, kad jau už praeitą sezoną mes turėjome uniką vandens pertraukėlę, praeitą sezoną taip pat, šį sezoną mes turime jau Akvilę, bet mes su Mindaugu nusprendėme, kad mes tiesiog... Nesiginčysim. Gerai. Žodžiu, o paskui jau prasidėjo unika vandens pertraukėlė, dabar dar pridėjom tą būdvardį. Šarminė Akvilės vandens pertraukėlė. Nu, mano nuomonė yra visiška nesąmonė iš tikrųjų. Nu, čia dar daugiau gal reikia visokių pridėti, žinai, čia galim sakinį visą, galim čia, visą taimaudą galim prakalbėti, ne taip? Kas yra labiau tikėtina, kad kitą sezoną mes turėsim jau kitą vandenį, nu nes keičiam čia juos kaip koinės, ar kad Seimas priims gerą įstatymą? Aš tikiuosi, kad priims gerą įstatymą. Tai labiau tikėtina, kad Seimas, ar ne? Nu, aš labiau tikiu. Mes niekam netrukdom, tiesiog vaikščiam, ieškom ką pakalbinti. Bet mane, pavyzdžiui, stabdo šūksniai žmogus ir sako, pasakyk, nors gerą apie Neptūną. Tai mes dabar kalbame su žmogumi, kurio vardas yra... Evaldas. Ir Evaldas nori pasakyti kažką gero apie Neptūną. O aš labai noriu daugiau gero pasakyti. Gera pradžia, gera sena, gera komplektacija ir turbūt bus geras žaidimas visus metus. Kaip vertinate tą žmogų, aš nežinau, kojo vardo, tas, kuris į mikrofoną reikia visų rungtynių metu? Nu, normalus toks. Klaikiai normalus. Galėtų daugiau pašaukti. Gerai. Šalia manęs yra žmogus, kuris praeitą sezoną man davė mintį, kad kai aš užkūrinėjau Švyturio areną, reikia pasakyti, kad visi tryptų į pagrindą. Man kad taip darytų. Tai jeigu Neptūno arenai išgirsta tokį, Švyturio arenai išgirsta tokį garsą, tai yra Kesto nuopelnas. Kestai, mes kalbam apie naują sezoną. Ar girdėjot, kaip šį sezoną vadinsis mūsų vandens minutės pertraukėlės? Mačiau Facebook'e jumis visus variantus išgirdau ir geriausiai būtų su Vytautu tikriausiai. Ten su Vytautu buvo įspūdinga. Šiaip ir jūs galite pažiūrėti Instagrame. Jeigu Neptūnas, jeigu jūs galėtumėt prisidėti prie to, kad Neptūnas šį sezoną laimi Eurocupą. Didelis pasiekimas. Kiek metų sutiktumėte būti veganu? Ko sutikčiau kiek metų? Veganu. Tas, kuris nevalgo jokių pieno, mėsų, nieko. Nesutikčiau. Tai Neptūnas nelaimėjo Eurocupo. Tada sutikčiau. Kiek metų? Mėnesį. Bent jau metai. Minimali riba metai. Gerai, metai. Metai. Sutiktumėt? Sutikčiau. Aš perduosiu viską Neptūnui. Aš prisėsiu prie jūsų, gerai? Ką man čia stovėti reikia? Kuo vardu? Arturs, teisingai. Jeigu jūs galėtumėt padėti Klaipėdos Neptūnui laimėti Eurocupą šį sezoną, didelis pasiekimas, ar ne? Labai. Kiek metų sutiktumėte tapti veganu? Va tokia pagalba iš jūsų būtų. Kiek metų atiduotumėt tapimui? O kiek metų taip tęstumėt? Nu, iki kokio 10. Tikras fanas esat, ar ne? Nu, tikrai. Aš prisėsiu, jeigu jūs nieko prieš. Labas, kuo vardu? Karolis. Karoli, labai malonu. Kokią komandą šiandien palaikai? Na, abi, bet šiaip Neptūną. Šiaip Neptūną. Bet džemperis žalias, tai Žalgiris, jeigu laimėtų, irgi nepyktum, ar ne? Jo. Jeigu tu galėtum prisidėti prie Neptūno pergalės Eurocupe, vat jie laimi visą Eurocupo sezoną, kas yra didelis dalykas, ar ne? Kiek metų sutiktum neimti telefoną į rankas, jeigu Neptūnas laimi? Va taip tu prisidėtum. Tu prisidėtum neimdamas telefoną į rankas, kiek metų, kad Neptūnas laimėtų Eurocupą? Nu, gal 3 kokius. 3 metus. Mama čia? Čia mama, taip? Mama, ar tikite, ką sūnus sako? Ne. Aš irgi ne, aš irgi. Parašykit komentaruose, ką jūs galvojate apie mūsų šių metų minutės pertraukėlę arba apie tai, kad komandos negali vadintis jokiais lažybų bendrovės pavadinimais, bet mūsų lyga... Čia kaip tėvuks, kuris cigariuką užsidega, bet vaiko aiškina, kad rūkymą žudo. Nerūkyk, žinok, mirsi, blogai bus.